Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jums papasakosiu, kaip veikia Minecrafto užkerėjimai arba kitaip tariant enchantmentai. Tad nieko nelaukiam, nors gal palaukiam. Jeigu mane jau žiūri, o ypač jei dar ir ne pirmą kartą, prašau paspausk mygtuką patinka ir prenumeruok Red Fox Cloud kanalą. Na dabar keliaujam. Gerai, tai kaip matot, čia yra užkerėjimo stalas arba enchanting table ir su juo mes galime užkerėti įvairius savo daiktus, šarvus ar kitus dalykėlius. Tai jam pasigaminti mums reikia 4 obsidiano, 2 deimantų ir 1 knygos. Jeigu mes pasidėsim crafting table, štai čia, sudėsim obsidianą, knygą ir 2 deimantus, gausim enchantment table. Užkerėjimo stalas gali veikti ir vienas, tačiau norint gauti geresnius užkerėjimus, mums reikia knygų lentynų. Kad pasigaminti knygų lentynas, štai matote, mums reikės, kiek čia, mano matematika, 30, 60 ir dar 30, tai 90 lentų bet kokių ir kiek čia, 45 knygų, tam, kad pasigaminti 15 knygų lentynų ir jeigu taip tas 15 knygų lentynų sudėsim, mes gausime maksimalaus lygio užkerėjimus. Tam, kad galėtume užkerėti savo daiktus, mums reikia lazurito arba lapis lazuli ir jį galime gauti iš urvų. Tai šiek tiek aukštesniuose, netokiuose giluose urvuose yra būtent taip atrodantis lazūris ir jau gilakmenio lazūris atrodo šiek tiek tamsiau, bet iš esmės šitos iškasam ir turim lazūritą. Taigi, turim daiktą, turim lazurito, ką mes galim padaryti, keliaujam prie užkerėjimo stalo, dedam daiktą, dedam savo lazuritą ir kaip matote, mums atsiranda 3 langeliai, tai 1, 2 ir 3. Dažniausiai niekados neapsimoka imti 2 arba 1, nes 3 visą laiką būna geriausias. Čia matote, koks yra lygis. Jeigu aš, sakykime, išgriaučiau kokią vieną knygą, jau padėjus tą patį daiktą, rodytų 28, nes trūksta vienos lentynos. Kiek aš tą lentyną dabar greit įsidedu. Taigi, įdedam daiktą, įdedam savo lazuritą ir štai matome, kad dabar gausim Breaking 3 arba nelūžtantis 3 užkerėjimą. Klaustukas po šituo mūsų burtu užkerėjimu reiškia, kad galimai dar galime gauti ir kažko papildomai. Tai jeigu aš dabar paspausiu, kaip matot, paspausiu 3, aš dar papildomai gavau ir efektyvumo burtą. Kaip matote, čia yra visi daiktai, kuriuos galima užkerėti. Tai vėžlio šalmą, tada mums jau visiems gerai pažįstamus šarvus, tada daiktus ir ginklus, tai kardą, kirtiklį, kirvį, kastuvą, kauptuką, tuomet kūjį, trišakį, lanką, arbaletą ir meškerę. Štai čia apačioje yra daiktai, kurių mes negalime užkerėti su užkerėjimo stalu, tačiau juos galime užkerėti pasinaudodami knygomis. Tai knygas taip pat galima užkerėti, jeigu aš tai padėsiu vieną knygą ir įdėsiu lazuritą, kaip matote, gaunu labai įvairius užkerėjimus. Pavyzdžiui, apsauga nuo ugnies. Kaip matote, jeigu aš dabar įdėsiu knygą, mes turime štai tokius užkerėjimus. Jeigu įdėsiu savo kirtiklį, gausiu štai tokius užkerėjimus. Tačiau jeigu aš dabar dėsiu atgal knygą ir pasiimsiu, tarkim, šitą užkerėjimą ir vėl atgal įdėsiu savo kritiklį, tie užkerėjimai pasikeičia. Kaip matote, apačioje aš turiu savo lygius ir taip pat svarbu paminėti, kad kiekvienas šitas užkerėjimas atitinkamai sumažina tavo žaidėjo lygį. Tai šitas užkerėjimas 1 lygį, užkerėjimas 2 lygius ir 3 sumažins mūsų lygį 3 lygiais. O kadangi kuo aukštesnis lygis, tuo sunkiau pasiekti aukštesnį lygį, rekomenduočiau labai stipriai jo neužsikelti ir netaupyti.
įdomiausia tai, kad ne visi daiktai gauna arba lengvai gali gauti tam tikrus užkerėjimus. Pavyzdžiui, bet koks auksinis šarvas ar auksinis daiktas gali gauti žymiai lengviau kokį nors geresnį užkerėjimą negu, tarkim, deimantiniai daiktai ar šarvai. Tai čia aš jums sudėjau tokią skalę nuo geriausio iki prasčiausio, tiksliau nuo geriausios iki prasčiausios medžiagos, kuri gali gauti geriausius užkerėjimus. Tai, kaip matot, auksiniai šarvai arba daiktai juos gauna lengviausiai, o akmeniniai daiktai ir aironiniai šarvai gauna pačius prasčiausius dažniausiai užkerėjimus ir yra labai sunku užkerėjimų stale gauti kažkokį tikrai labai vertingą ir labai gerą užkerėjimą. Todėl kartais, pavyzdžiui, turėdami deimantinius šarvus ir planuodami juos pasikeisti į nederito šarvus, pagalvokite, ar tikrai jums verta dabar jau susidėti visus tuos užkerėjimus, gal geriau palaukti, pasidaryti pilnai nederitinius šarvus ir tada galbūt bus žymiai lengviau gauti kažkokius užkerėjimus. Ypatingai, jeigu neturit krūvos villagerių, kurie dalina įvairias užkerėjimų knygas už visiškus centus. Judam toliau ir atkeliaujam prie šito daikto. Tai šitas daiktas yra, kaip pasakyti, kalvė. Žodžiu, toks daiktas, ant kurio mušamas ir formuojamas metalas. Tai angliškai jis vadinasi anvil. Jeigu mes dabar padėsim crafting table'ą, štai taip jį sukraftinsim, gausime priekalas, turbūt priekalas teisingai vadinasi. Oh, really? Tai ką mes čia galim daryti? Čia mes galim susitaisyti savo daiktus. Pavyzdžiui, jeigu aš turiu šiek tiek aplūžusi deimantinį kirtiklį, galiu jį įdėti čia įdėti kokį nors deimantų, jeigu neklystu, vienas deimantas ketvirtį daikto sutaiso, arba tarkim įdėti visiškai, pavyzdžiui, naują kirtiklį, aš galiu susitaisyti jį ir dar papildomai išlaikyti visus užkerėjimus. Nes, pavyzdžiui, jeigu aš tą dalyką atliksiu savo inventoriuje, aš gausiu jau be užkerėjimų kirtiklį. Tai būtent šitas priekalas išlaiko visus užkerėjimus, taip pat gali pakeisti pavadinimus ir, kaip matote, pavyzdžiui, kad susikombinuot šituos du kirtiklius, man reikės 10 lygių. Tai kartais šiek tiek pakeitus, mano atveju tai nepasisekė, kai matot, yra 12 lygių, tai verta pasidėlioti ir pasižiūrėti, kaip yra pigiau. Be viso to, ką papasakojau, su priekalu taip pat galima ir pagerinti užkerėjimus. Tai kaip matote, čia aš turiu efektyvumas 4 kirtiklį ir čia taip pat turiu efektyvumas 4. Tai su dviem efektyvumas 4 kirtikliais aš galiu gauti kirtiklį su efektyvumas 5 maksimaliu efektyvumo užkerėjimu. Taip pat yra ir Unbreaking 3, bet Unbreaking 3 yra maksimalus, todėl jisai jau nebesididina. Tai tokius fokusus, kuriuos aš padariau, galite taip pat daryti ir su knygom, ir su šarvais, ir iš esmės su bet kokiu daiktu, kuris turi užkerėjimą. Artėjame prie pabaigos ir štai čia yra toks daiktas. Angliškai jis vadinasi grindstone, lietuviškai jis turbūt vadintųsi kažkas panašaus kaip girna, arba tiesiog sakykit, kad tai yra akmuo, į kurį kas nors galandama. Tai būtent girna susideda šitaip, mums reikia 2 pagaliukų, 2 lentų, 1 akmens pusblokio ir jeigu mes viską sudėsim štai taip, gausime girną. Tai leiskit ją man padėti čia. Ką girna daro? Tai paprastus daiktus išburtina, jeigu taip galima pavadinti, ir grąžina mums atgal ne tik jau švarų neužkerėtą daiktą, bet ir šiek tiek lygio. Tad jeigu, nežinau, kur nors keliaujate ir randate daug įvairių dalykų, kurių jums nereikia, galite atnešti čia ir susigrąžinti kažkiek tais lygio. Matote, mano lygis dabar ką tik paaugo ir yra 61.
Dar girna taip pat gali sutaisyti daiktus, bet šitas dalykas iš esmės yra visiškai nenaudingas, nes taip pat dingsta visi užkerėjimai ir lieka tik tais paprastas daiktas, tai tą patį galime pasidaryti ir savo inventoriuje. Ir atkeliavome prie pačios pabaigos, tai štai čia jūs matote visus užkerėjimus, o tiksliau tai visas užkerėtas knygas su visais Minecrafto užkerėjimais, kurie tik gali būti. Tai štai čia padariau tokias 3 iš esmės dalis. Tai šita va visa eilutė ir va čia va viskas yra burtai, kuriuos galime gauti per užkerėjimo stalą. Štai čia 2 šitie yra burtai, kurių mes paprastai jų gauti negalime ir tuoj viską paaiškinsiu. Ir štai čia yra eilutė su užkerėjimais, kurių mes negalime gauti iš stalo, juos privalome rasti. Tai dažniausiai arba kažkokioj tai slaptoj vietoj randam knygą su jau šituo užkerėjimu, arba kažkokį daiktą, bet tik tais tam tikroje vietoje. Gerai, tai dabar papasakosiu apie kiekvieną užkerėjimą, tik bijau, kad visų aš tų užkerėjimų neišversiu čia taip. Bet pradėkime. Taip, tai Projectile Protection 4, arba kitaip tariant apsauga nuo sviedinių, dedasi tik ant šarvų ir apsaugo nuo strėlių, ugnies kamuolių ir panašiai. Tuomet yra Blast Protection, arba apsauga nuo sprogimų, tai ši apsauga, kaip ir iš esmės pasako, apsaugo mus nuo įvairių sprogimų kaip TNT, arba ten dar kažkoks kristalas, kurio aš visiškai neprisimenu, žodžiu mane supratot. Tuomet turim Fire Protection, arba apsaugą nuo ugnies, tai nuo lavos, nuo, sakykime, magmos tų fireballų, kurie, ugnies kamuolių, kurie, suteikia kažkokią tais ugnį, žodžiu, apsauga nuo ugnies. Ir turim paprastą apsauga 4, tai apsauga iš esmės apsaugo šiek tiek mažiau negu, kaip sakant, va šitie va visi, bet nuo visko. Tai tiek nuo sprogimų, tiek nuo ugnies, tiek nuo įvairių sviedinių. Tai dažniausiai visi renkasi būtent šitą apsaugą, nes jinai nors ir finale mažiau, sakykime, apsaugo, bet jinai apsaugo konkrečiai nuo visų. Pavyzdžiui, jeigu aš tarkim susidėčiau visą komplektą apsaugos nuo ugnies, tai aš būčiau labai stipriai apsaugotas nuo ugnies, galėčiau plaukioti lavai, visiškai nieko nebijot, bet tuomet nebūtų tokios didelės apsaugos nuo strėlių ar sprogimų. Su Protection 4 aš gaunu taip pat apsaugą nuo ugnies, tik šiek tiek mažesnė, bet taip pat gaunu apsaugą ir nuo sprogimų, ir nuo sviedinių. Manau, supratot? Dar svarbu paminėti, kad ne visus dalykus galima suporuoti. Tai pavyzdžiui, ant vieno šalmo aš negaliu turėti ir paprastos apsaugos, ir apsaugos nuo ugnies, bet galiu turėti ant šalmo apsauga 4 paprasta, o ant kelnių, sakykime, apsauga nuo ugnies. Keliaujam toliau, tai Feather Falling 4, arba lengvas kritimas, arba plunksnos kritimas. Tai dedasi ant batų ir sumažina nukritimo padarytą žalą. Respiration 3, tai arba respiracija 3, tai tiesiog leidžia mums ilgiau kvėpuoti, tiksliau ilgiau išbūti po vandeniu. Toliau Aqua Affinity, tai neįsivaizduoju, kaip jis įsiverčia į lietuvių kalbą, kažkas su aqua, vanduo. Tai ką šitas visas dalykas daro, tai leidžia mums tokiu pat greičiu iš esmės, kaip ir viršuj, taip ir po vandeniu kasti. Tai tiesiog, kaip žinote, Minecraft'e, jeigu esi po vandeniu, tai kasimas tavo būna gerokai lėtesnis. Ok, toliau turim Depth Strider, gilumų keliautojas galbūt galima būtų išversti taip. Tai šitas užkerėjimas mums leidžia keliauti, lakstyti po vandeniu, ne visai taip greit, bet tikrai greičiau negu galėtume lakstyti be jo.
Taip, tai Respiration 3, Aqua Affinity dedasi ant šalmo, Death Strider ir Feather Falling 4 dedasi ant batų. Toliau turime Thorns 3, tai Thorns 3, jeigu neklystu, dedasi tik ant antkručio, jeigu ne, pataisykit mane komentaruose, prašau. Tai yra spygliai ir spygliai, jie, jeigu jūs kažkas muštų, pavyzdžiui, zombis arba žmogus, jisai mušdamas tarsi priliečia tuos spyglius, įsiduria ir taip pat gauna žalos savo. Tačiau svarbu paminėti, kad jeigu ant savo šarvų užsidėjate būtent šitą užkerėjimą, jūsų šarvai greičiau lūš. Toliau turim Unbreaking 3 arba nesulaužomas 3, nelūžtantis. Tai dedasi ant šarvų, dedasi ant daiktų, ant elytros, iš tikrųjų ant labai daug dalykų, ko ne ant kiekvieno dalyko dedasi. Ir ką jis daro, tai tiesiog neleidžia taip greitai sulūžti daiktams. Toliau turim Sharpness arba aštrumas, tai maksimalus lygis yra 5 ir jisai dedasi ant kardo, ant kirvio ir turbūt daugiau ant nieko nebesideda. Tai tiesiog padidina šito dalyko, šito daikto daromą žalos dydį. Toliau Smite 5 arba smogimas turbūt 5, tai tiesiog padidina žalą ypatingai visoms būtybėms. Ten zombiams, skeletonams ir panašiai. Tai aštrumą arba sharpnessą dažniausiai dedama, kai žaidžiama serveryje, kur yra žaidėjų, tai daugiau žalos daro žaidėjams. O Smite'as jisai labiau aktualus yra įvairioms būtybėms. Bane of Arthropods, tai turbūt neišversiu, bet žodis Arthropods mums signalizuoja į voragyvius. Tai ne tik padidina žalą voragyviams, bet smogus dar ir suteikia jiems lėtumo efektą. Jo. Looting arba plėšikavimas dedasi dažniausiai ant kirvio arba ant kardo ir ką jis duoda, tai tiesiog dažniausiai jeigu kažką tais užmuši, nužudai kažkokią būtybę, gausi daugiau, sakykim, kažkokių tais daiktų. Jeigu, pavyzdžiui, užmušu Iron Golemą su Looting 3, aš gaunu daugiau armoro negu labai atsiprašau, kad nemoku šnekėti. Daugiau irono, negu įprastai gaučiau užmušdamas ranką arba kitų daiktų be šito užkerėjimo. Sėkmės užkerėjimas, taip pat labai geras užkerėjimas, gali dėtis ant kirvio ir ant kirtiklio. Ką jis daro? Tai griaunant kažkokius tai daiktus, sakykim, deimantus, arba ten iškirtę vieną bloką medžio, gausite daugiau negu vieną bloką medžio ir lygiai taip pat su deimantais, iškirtę vieną deimantą, jūs gausite ne vieną deimantą, o galbūt 2 ar 3. Fire aspect, tai ugnies aspektas, galbūt taip reiktų išversti, nepasakysiu tiksliai, ką padaro, tai tiesiog dedasi ant kardo. Ir kiekvieną kartą, kai jūs trenkėte kažkokioms būtybėms, jas uždega. Tai labai puikus yra kepto maisto šaltinis, kai tiesiog pribėgi prie karvės, bam, kerti ir iš karto keptą mėsytę gauni. Toliau Sweeping Edge 3 arba šluojantis peilis. Va taip išversiu. Gerai, labai juokinga. Ne visai nejuokinga, išmok šnekėti. Tai tiesiog, kai trenkite iš kardo, dedasi ant kardo, kai trenkite iš kardo būtybėms, taip pat suteikia žalos ir aplinkui esančioms būtybėms, jeigu jos yra gana arti. Toliau knockback, atmušimas, nežinau irgi kaip lietuviškai turbūt išsiverstų šitas dalykas. Tai tiesiog, jeigu trenkite iš kardo kažkokiai būtybei, jinai nuskrenda, gauna tą vadinamą knockbacką. Efektyvumas arba efficiency, tai pagrinde dedasi ant daiktų, kurie mums teikia kažkokį tai produktyvumą, sakykim, kažkokių tai daiktų, tai kirvis, kirtiklis arba, sakykim, koks kauptukas. Tai tiesiog greičiau užsigriauna tam tikri daiktai. Šilko prisilietimas arba Silk Touch yra reikalingas ir dedasi ant kirtiklio, kastuvo ir kirvio, jeigu neklystu.
Tai tiesiog ką padaro, pavyzdžiui, jeigu aš paimsiu ir su ranka išgriausiu žolę, aš to žolės negausiu. Jeigu aš išgriaučiau tą žolę su daiktu, kuris turi silk touchą arba šilko prisilietimo, aš gaučiau žolės bloką. Tai reikia taip ir su stiklu ir su dar kai kuriais kitais dalykais. Toliau gale 5 arba power 5, tai šitas daiktas dedasi ant lanko arba, jeigu neklystu, ant arbaleto ir jis padidina lanko daromą žalą. Multi-shot arba multi-šūvis, tai dedasi tik ant arbaleto, jeigu neklystu, ir kai šaunat vieną strėlę, iššauna 3. Punch arba smūgis, tai kaip matot, maksimalus lygis yra 2, tai tiesiog veikia taip pat kaip ir knockbackas, jeigu pataikai priešą, jis nuskrenda šiek tiek toliau. Dedasi taip pat, jeigu neklystu, ant lanko ir ant arbaleto. Flame arba ugnis, taip pat yra lanko burtas, tai tiesiog, kai iššaunat strėlę, jinai užsidega ir uždega palietusi būtybę. Piercing 4, šitas, jeigu neklystu, dedasi gal tik ant arbaleto, o gal ir ant lanko, dabar tiksliai nepasakysiu, bet žodžiu, ką jisai daro, tai tiesiog jeigu pataikėt į kažkokią tais būtybę ir už jos yra dar viena būtybė, tai eina tą būtybę kiaurai. Infinity arba begalybė, tai žinau tikrai, kad veikia ant lanko ir kai užkeri savo lanką būtent šituo užkerėjimu, tau užtenka vienos strėlės visam žaidimui, nes kiekvieną kartą iššovus strėlę, strėlė nedingsta iš inventoriaus. Quick charge arba greitas užsitaisimas galbūt, tai skirtas arbaletui ir pagreitina arbaleto užtaisimą. Toliau turime Luck of the Sea arba jūros sėkmė, tai dedasi ant meškerės ir padidina įvairių daiktų užkibimo procentą. Lure 3 taip pat dedasi ant meškerės ir ką jis padaro, tai tiesiog greičiau pagauna žuvytę. Nereikia tiek ilgai laukti, kol žuvytė atkeliaus prie tavo plūdės ir pradės kibti. Dabar turim Breach 4, neįsivaizduoju, kaip jis įsiverčia lėktuviškai, bet jis dedasi ant būtent to kūjo, ant meiso ir šitas užkerėjimas paprasčiausiai sumažina kito žaidėjo ar kitos būtybės šarvus. Density arba tankumas, tai kaip žinote, kūjis veikia tuo, kad kuo ilgiau tu krenti, kuo labiau žemyn tu krenti, tuo daugiau žalos darai, tai tiesiog padidina visą šitą žalos darymą. Ir Wind Burst arba vėjo smūgis, tai tiesiog jeigu krisdami su kūju pataikėte kažką, jūs gaunate tokį vėjo smūgį, pakylate į viršų ir galite vėl trenkti kažkam kitam. Gerai, toliau keliaujam prie channeling, tai channeling yra skirtas būtent tridentui, trišakiui, tai su šituo ką gali daryti, tai jeigu pavyzdžiui per audrą trenksi į kokį nors gyvūną, tai tą gyvūną nutrenks žaibas. Riptide leidžia kartu išmetus trišakį su juo keliauti, bet irgi taip pat jeigu lyja. Loyalty arba ištikimumas, tai padidina ir pagreitina laiką, per kurį išmetus grįžta trišakis. Ir Impaling 5 tai tiesiog daro didesnę žalą natūraliai atsirandantiems vandens mobams arba būtybėms. Ok, prieiname prie burtų, kurių mes negalime gauti iš mūsų užkerėjimo stalo. Tai yra Curse of Vanishing arba praradimo, tiksliau dingimo prakeikimas, kažkas tokio, dingimo prakeikimas. Tai tiesiog, jeigu randat kažkokį daiktą su būtent Curse of Vanishing, tai jums numirus arba taip staiga netyčia, jis gali kažkada tiesiog pradingti. Toliau turime Curse of Binding arba prisirišimo prakeikimas, tai jeigu jūs užsidėsite kokį nors šarvą, dažniausiai būna ant šarvų, tai kol tas šarvas nesulūš arba jūs nemirsite, tol visą laiką tas šarvas bus ant jūsų, jo bus neįmanoma nuimti. Tai jeigu norite sugadinti savo draugui žaidimą, tai susirandate būtent tokią knygą, susirandate moliūgą, jį apkerpate, kad būtų galima užsidėti ant galvos,
užbūrėte būtent šituo užkerėjimu ir jūsų draugas niekados gyvenime nenumiręs negalės nusijimti to moliūgo nuo savo galvos, nes moliūgas nelūžta. Tik sakau, kad šitą informaciją naudokit labai protingai ir nedarykit nesąmonių, nes tikrai prisižaisit ir sugadinsit labai daug gerų draugysčių. Na ir beveik pati pabaiga, tai Frostwalker arba šalčio keliautojas, tai dedasi ant batų ir leidžia jums vaikščioti per vandenį, tai tiesiog po jūsų kojom atsiras ledas. Toliau yra mending, nežinau kaip jis įsiverčia į lietuvių kalbą, bet dedasi iš esmės ant visko, šarvai, daiktai, elytra ir ką duoda, tai tiesiog automatišką susitaisimą nuo gaunamų patirties taškų. Toliau turim Swift Sneak, galbūt išsiverstų į lengvas sėlinimas, tai šitą knygą galite gauti tik tais tam labai baisiam biome, kur atsiranda Wardenas. Tai su šituo burtu jūs galite tiesiog greitai sėlinti. Ir paskutinis užkerėjimas yra Soul Speed arba sielų greitis, tai dedasi berods ant batų, jeigu neklystu, ir su šituo jūs galite keliauti greitai per sielų žemę. Na štai ir viskas, gavosi tikrai ilgas video, bet tikiuosi, kad dabar jau apie užkerėjimus suprasite tikrai daugiau. Tad jeigu tau patiko ši pamoka, būtinai paspausk mygtuką patinka, būtinai prenumeruok Red Fox Cloud kanalą, jeigu mane žiūri kur nors kitur, būtinai paspausk širdelę ir sek Red Fox Cloud. Na, o aš sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!